Sveiki, sveiki. Šiandien parodysiu, kaip per Find and Select rasti precedents, tai yra laukeliai, nuo kurių yra priklausomas pažymėtas laukelis, arba dependents laukeliai, kurie yra priklausomi nuo pažymėto laukelio. Tai labai patogu analizuojant, kaip tam tikri skaičiai yra gaunami. Tai padeda greičiau suprasti, kurie skaičiai yra panaudojami formulėse. Tai pirmiausia, pasirinkame kokį nors laukelį. Tada einame į meniu juostą Home, dešinėje pusėje susirandame Find and Select, Go to Special ir čia pasirenkame, pavyzdžiui, dabar Precedents. Pasirinkus Precedents arba Dependents, jums atsiranda aktyvūs du papildomi laukeliai, tai yra Direct Only arba All Levels. Direct Only reiškia, kad Excelis pažymės tik tuos laukelius, kurie yra tiesiogiai susiję. All Levels jau reiškia, kad Excelis pažymės ne tik tuos, kurie yra tiesiogiai susiję, bet visus laukelius, kurie gali daryti įtaką tam tikro laukelio reikšmei. Na, tai šiuo atveju pasirinkime Precedents ir Direct Only, spaudžiu OK ir matome. Excelis pažymėjo štai šios 4 laukelius, stovėjau ant šito laukelio, būtent tai ir yra 4 direct surišti laukeliai, kurie turi kažkokią tai įtaką mano skaičiui laukeliai C6. Galime pasirinkti ir All Levels. Tokiu atveju Excelis man pažymė jau visus šitos skaičius. Taip yra todėl, kad, kaip matėte, šie 4 skaičiai turi tiesioginės įtakos šiam laukeliui, tačiau visi šie 4 skaičiai yra sudaryti būtent iš šitų kitų skaičių sumos. Tai yra, šitie skaičiai yra netiesiogiai paveikiantis galutinį skaičių visą. Gerai. Dabar pasirinkime kitą variantą, tai Dependents. Galime taip pat Direct Only. Ir man iš karto pažymė Excelis vieną skaičių, aišku, nes nuo šito laukelio tiesiogiai priklauso tik tai šitas laukelis. Galime pasižymėti, sakykime, čia. Čia irgi lygiai taip pat, jeigu pažymėsite Dependents Direct Only, tai matote, pažymė tik šitą C3 laukelį, tačiau jeigu mes pažymėsime Go to Special, Dependents, All Levels, jau iš karto matote, Excelis pažymė jau 2 laukelius, tai yra laukelį, kuris yra tiesiogiai susietas su šituo B2 laukeliu, B3 laukeliu ir galutinė suma jau, kuri yra netiesiogiai susijusi. Tai primenu, kad yra daugiau įrašų su Go to Special bei kitais Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek, ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!